gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriaus vyresnioji gydytoja Ligė Židonienė. Sveiki. Sveiki. Kartu su Utenos ligoninės socialinių tinklų administratorė Jurgita Ulkienė, kuri visada su labai gera nuotaika ateina. Tai džiugu, labas. Labadiena. Labadiena. Pasikalbėsime apie Utenos gydymo įstaigų vykdomus projektus ir pacientų pavėžėjimo paslaugą. Na, dar kartą sveikos, tai kaip sekasi šios dienos pašnekovėms, kokiuose darbuose sukatės? Gal aš tada pradėsiu. Tai aš kaip visada labai aktyvi, visur vos spėju, bėgu, lėkiu, bet spėju kol kas, to ir džiaugiuosi, o šiaip lietus už lango, tai truputėlį gal, sakykime, tokia nuotaika melancholiškesnė, bet jau pavasaris ne už kalnų, tai vat su tomis viltimis ir gyvenu. Taip, ir Religija prieš laidą tą patį sakė, na, pavasaris jau turėtų pasirodyti saulutė, ar ne? Jau penktadienį laukiam labai. Tikrai labai laukiam. Prognozės išklausiau, tai kad labai geros, plus 14, tai galvoju, tuoj nusimėsim skrandas ant Donelaičio ir žygiuosim pirmin visi. Per pievas, miškus, laukus, bet ir ateisime iki projektų vis dėlto. Taip, per pievas, laukus nepamirškime ir erkių, reikia pasiskiepyti nuo erkinio encefalito. Va, irgi geras perspėjimas. Taigi pakalbėkime apie projektus. Kaip žinia, projektai gali būti visokie, skirti įvairioms sritims tobulinti, ar tai infrastruktūrai, ar sveikatos priežiūros procesų, efektyvinimui ir taip toliau. Utenos gydymo įstaigų vykdomi projektai kokias sritis apima, kur kreipiamas dėmesys? Projektų iš tikrųjų numatome labai daug įgyvendinti. Praeitą savaitę, kiek žinau, viešėjo Utenos ligoninės direktorius, jis pristatė skubiosios medicinos pagalbos skyriaus ir intensyviosios terapijos skyriaus modernizavimo projektą. Tai apie tai neapsistosiu, o norėčiau papasakoti apie kitus, ką rengiam Utenos rajono savivaldybės administracijoje. Tai kryptis yra kelios. Viena iš jų tai yra sveikatos centro modernizavimas. Tikriausiai klausytojai žino, kad praėjusį rudenį pasirodo 5 Utenos rajono sveikatos priežiūros įstaigos pasirašė bendradarbiavimo sutartį, dalyvauja sveikatos centro veikloje, tai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras, Utenos ligoninė, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, UAB Inmedika, mums dar žinoma kardiolitas vardu, ir viešoji įstaiga sveikata į namus, visos rajono gyventojams žinomos įstaigos, ir dabar turėtume bendradarbiaudami pagerinti paslaugų prieinamumą. Na, tokie valdiški labai žodžiai, bet tikimės, kad pacientams nuo to bus geriau. Tai vat, kalbant apie sveikatos centrą, yra numatytas vienas projektas modernizuoti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų įstaiga. Tai yra numatomas pirminės sveikatos priežiūros centro remontas, šeimos gydytojų kabinetų atnaujinimas, įrengiant naujus, įsigijant naują įrangą, sutvarkyti registratūrą pirmame aukšte, kad ji būtų prieinama ir patogi žmonėms, visiems gyventojams, ar turintiems negalę kažkokią, kad tie langeliai būtų patogūs, žodžiu, tokius dalykus. Tai šitam reikalui bus skiriama apie 430 000. Na ir didžioji dalis tai bus antrinio lygio
ambulatoriniams paslaugoms vystyti, tai bus pirmiausia tvarkomas konsultacijų poliklinikos pastatas, tai bus plečiamas ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro paslaugos, žodžiu, bus rekonstruojamos patalpos, įsigyjami baldai, įranga ir šiam tikslui skiriama apie 1 300 000. Tai vienas projektas netoli 2 milijonų. Tai tokios investicijos ateina. Toliau kita kryptis, kuri vystoma, tai yra ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra. Kadangi Utenos rajonas ir visa Utenos apskritis pasižymi ilgamžiškiausiais gyventojais, vyriausiais, pas mus ir demografinis senatvės koeficientas yra vienas iš didžiausių Lietuvoje, turim tokią gana greit senstančią visuomenę. Todėl didėja ir tokiam žmonėms paslaugų poreikis. Tai čia bus kuriami 2 tokie nauji svarbus skyriai Šventos Klaros palaikoma gydymo ir slaugos ligoninėje. Tai pirmiausia turėtų atsirasti paliatyviosios pagalbos dienos stacionaras. Tai yra ligonėms, sergantiems sunkiom, dažnai ir nepagydomomis lygomis, tačiau kurių sveikatos būklė leidžia atvykti į stacionarą. Tai toks skyrius bus kuriamas, ten galės pavyzdžiui, ten kažkokios tai injekcijos ar kitos procedūros reikalingos bus atliekamos, toks svarbus dalykas. Taip pat bus vystoma asmens ambulatorinės sveikatos paslaugų namuose komanda. Mūsų pirminės sveikatos priežiūros centras teikia šias paslaugas, šiuo metu tai yra teikiama 2000 asmenų, atvykstama į namus, atliekamos tam tikros manipulacijos, suleidžiami vaistai, lašelinės sistemos statomos, taip pat kineziterapeutas atvyksta į namus, tai šita komanda bus aprūpinta reikalinga įranga, bus įsigytas elektromobilis su įkrovimo stotele ir šitam reikalų bus irgi skirta apie 700 000 eurų. O tas paliatyvios pagalbos skyrius tai yra iš vis tokia naujovė, kaip mus patikino Nacionalinio vėžio instituto specialistai, pas juos esančiame dienos stacionare neretai atvyksta dienos paslaugoms net Utenos rajono gyventojai. Tai to 100 kilometrų jiems nereikės dabar įveikti ir tą turėsime pas save vietoje, beje, stacionaras turės aptarnauti visos apskrities gyventojus. Tai tokia naujovė. Dabar dar vienas projektas, kurį ruošiame steigti regiono plėtros tarybai, tai vėlgi yra susijęs su ilgalaikė priežiūra, dar papildoma įranga turėtų būti įsigyjama ambulatorinės slaugos komandai ir kuriamas taip pat dar vienas naujas skyrius, tai yra stacionaro skyrius asmenims sergantiems demencijomis, Alzheimerio liga, žodžiu, pirmame pastato aukšte bus įkurtas specialus skyrius, atitinkantis naujausius reikalavimus, kaip yra, ką siūlo ir tarptautiniai ekspertai, kaip jis turėtų atrodyti. Tai čia įsiterpsiu, tokia liga daugėja, vadinasi, jeigu reikalingi tokie skyriai. Senstančią visuomenę daugėja ir įvairių šitų degeneracinių susirgymų, demencijos atveju. Anksčiau žmonės tiesiog neišgyvendavo iki tokio amžiaus, kai prasidedavo tokios bėdos, tokie susirgymai. Tai senstant visuomenė šių paslaugų poreikis daugėja. Ir slaugos paslaugų namuose, ir tokios stacionarios priežiūros, žodžiu, tokie pagrindiniai mūsų dabar uždaviniai. Baigiam, kai kurios paraiškos jau yra pateiktos, kai kurios yra baigiamos ruošti ir, žodžiu, jau maždaug kai kurie darbai netgi labai greit turės startuoti. Dar tiesa nepaminėjau pačio pirminės sveikatos priežiūros centro projektas, tai yra psichiatrijos dienos stacionaro plėtra. Tai prie esamo stacionaro dar bus skiriama papildomai 3 vietos ir įrengiamos patalpos ir tam skiriamos irgi lėšos.
Tai va tokie artimiausi patys planai. Tai kaip suprantu, vieni tęsiami projektai, kiti rašomi ir laukiama finansavimo. Taip. Šiais metais čia kam bus labiausiai skiriamas dėmesys, kas planuose, nors ir šiek tiek paminėjote, bet dar... Pats pirmiausias turėtų projektas baigtas įgyvendinti jau 2025 metais. Birželio mėnesį jau paliatyvios pagalbos dienos stacionaras turėtų būti parengtas. Tokia yra galutinė projekto įgyvendinimo data, kuri nebus keliama, tai, žodžiu, tą turėsim nuveikti. Jeigu tiksliau, tai prie Šventos Klaros palaikomo gydymo ir slaugos ligoninės esantis tas antras korpusas, kur kažkada buvo apskrities mokesčių inspekcija, jis dabar toks labai liūdnai negražiai atrodo, tai va jis turėtų papuošti ir mūsų miestą ir būti mūsų gyventojams, taip nestovės kažkoks toks apšiuręs statinys. Tai va, ir svarbiausia, kad ten bus naudingas ir labai reikalingos paslaugos žmonėms. O aš dar irgi norėčiau paklausti Eligijos, ar aš apsirinku, ar iš tikrųjų esu kažkur girdėjusi, kad steigiant tą sveikatos centrą vadinam, ar ne, bus viena registratūra, kaip ir vieno langelio principų veikianti. Ne, registratūra kaip po tokia fiziškai nebus, tačiau galėtų visos sveikatos centre dalyvaujančios įstaigos pagerinti pacientų patekimą. Sakykime, vienoje įstaigoje trūksta specialistų, tada įsijungia kita. Buvo kalba apie žaliuosius koridorius, tačiau dar neturim tokios rimtos patirties, kaip visą tai įgyvendinsim. Tačiau labai norėtųsi atkreipti visų dėmesį į prevencinių programų vykdymą, nes mes kalbam apie gydymą, bet pirmiausia yra svarbu pirmiausia, išvengti lygos, o jeigu neįmanoma, ją anksti aptikti. Tai vat šalyje keičiamos kai kurių onkologinių susirgimų prevencijos programos, jų vykdymo tvarka ir vat labai tikimės, kad parengus tam tikrus atlikus pokyčius įstaigose, žmonės tiesiog noriau galbūt dalyvaus tose programuose, sudarytos bus geresnės sąlygos jiems atvykti. Ir manom, kad tai tikrai prisidės prie ypatingai onkologinio budrumo. O dar prieš mūsų pokalbį eteryje užsiminėte apie būsimus pokyčius gydytojams pritraukti. Papasakokite apie tai. Taip, kovo mėnesį turėtume, Utenos rajono savivaldybės taryboje turėtų būti svarstomas trūkstamų gydytojų pritraukimo tvarkos aprašo projektas, aš taip sutrumpintai pavadinau, pagal kurį turėtume pagerinti sąlygas, tiesiog padaryti patrauklesnės gydytojams atvykti į mūsų rajoną. Gydytojų trūksta visoje Lietuvoje, daugelis savivaldybių ruošia tokius aprašus, kiekvienas, kas pasiūlys kokį geresnės sąlygas, tai vat mūsų turėtų būti padidės sumos, sutrumpės įsipareigojimų laikas, ką ypatingai, jaunieji gydytojai labai nenori prisirišti ilgam laikui, tai vat tikimės, kad tie mūsų pasiūlymai bus patrauklesni. Jo labiau, kad turim regiono lygmens ligoninę, kurio įvairiausios paslaugos yra teikiamas, nauja įranga įsigyjama, ir skubi pagalba bus modernizuota, žodžiu, tikimės, kad tai mus padarys patrauklesniais. Kažką gal dar norit papasakoti? Apie projektus, taip, jeigu norit dar papildyti? Kol jie neprasidėjo, kol mes neturim visų išvadų, labai daug šnekėti negalėčiau, tiesiog tokie mūsų planai, o lauksim įvertinimo. O dar viena labai svarbi paslauga, kuri neprojektinė yra, tai pacientų pavėžėjimas. Tikriausiai teko girdėti, kad pernai šalyje 15 savivaldybių Kauno regione prasidėjo pilotinis projektas pacientų pavėžėjimo.
Tai nuo šių metų Liepos 1 ši paslauga turėtų startuoti visoje Lietuvoje. Dabar vykdomi įvairūs paruošiamieji darbai. Planuojame, kad šią paslaugą organizuoti turėtų socialinių paslaugų centras, kuris jau ir šiuo metu nemažą dalį gyventojų veža pas medikus. Tik tai reiktų atkreipdėmėsi, kad tai nebus absoliučiai visų pacientų vežimas pas gydytojus. Yra įvairių sąlygų. Pirmiausia, tai yra socialinės, ekonominės priežastys, dėl kurių turėtų būti vežami pacientai. Ir kita dalis tai yra dėl sveikatos būklės priežastis, dėl socialinių ekonominių priežasčių, tai vyresnio amžiaus žmonės, turintis įvairią negalę, ir dar kitas dalykas, tai yra jų nepakankamos pajamos. Tai yra tie asmenys, kurie turi dabar teisę į kompensuojamų vaistų priemoką, kuriem nereikia mokėti. Tai yra asmenys, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui neviršė 375 eurų. Tai va šitiem asmenim, o kita dalis, kurie dėl sveikatos būklės negali atvykti. Ir pacientai bus vežami pas antrinio lygio arba tretinio lygio specialistus. Tas yra svarbu ne į pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, ne į polikliniką, o pas specialistus. Taip pat visa atskira grupė, tai yra hemodializuojamų pacientų. Jie bus vežami į centrus, taip pat į transplantacijos įstaigas. Tai va, o jiems tos pačios išlygos galioja dėl... Ne, čia jau tų sąlygų ne. Hemodializė tai yra atskira tokia paslauga. Ir kas ten dar yra, dar skirtumas, kad yra savivaldybės lygio paslauga ir valstybės. Savivaldybė veža savo regiono ribose ir taip pat visus hemodializuojamus pacientus. Kas vyksta už regiono, tai yra valstybės lygio paslauga, kurią užtikrins greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Šios tarnybos reforma jau įvyko, jau pernai metais mūsų greitosios medicinos pagalbos skyrius perduotas tai centriniai tarnybai ir dabar ta tarnyba užsiims ir šituo pacientų vežiojimu, bet tų savo pagrindinių paslaugų, tai yra greitosios medicinos pagalbos teikimu. Gal žinote, lygiai su kokiomis kliūtimis teko susidurti pilotiniams kitoms toms savivaldybėms įgyvendinant šią paslaugą? Pirmiausia, pati pradžia tai įgauti transportą. Todėl, kad, viena yra 4 transporto rūšis numatytos, kurios bus pasiteltos darbui, tai viena yra tiesiog paprasti lengvieji automobiliai, kita kategorija automobiliai pritaikyti žmonėm vežti su neįgaliojo vežimėliu. Tai va tokių automobilių ir rinkoje nėra daug ir mūsų apskritie tiesiog tokių nebuvo. Atsimenu, kai Socialinės integracijos institutas teikė tokią paslaugą, tai jie buvo kažkur išsinomavę tokį automobilį, bet tokių mes rajone neturim. Aišku, šią paslaugą reiks pirkti. Toliau automobilis gulintiems pacientams pervežti, ir specializuotai pagalbai, tai yra, kai žmogui vežti į gydymo įstaigą bus būtina ir mediko pagalba. Tai vat tokia transporto rūšių įvairovė ją užtikrinti yra pakankamai sudėtinga. Kitas dalykas dar ir bus būtina užnešimo paciento paslauga, nes reiks atskirai pirkti ir užnešimo paslaugą, kas galėtų nunešti ypatingai sunkesnio svorio žmogų. Tai vat su šita problema susidūrė savivaldybės. Ir aišku, bendraujant su pacientais, jiem paaiškinti, kodėl jam, pavyzdžiui, ta paslauga nepriklauso. Nes žmonės dažniausiai iš reklamų žiniasklaidoje girdi tai, ką jie norėtų girdėti. Jie išgirsta, kad bus vežami pacientai, o kad tai yra tam tikros kategorijos, yra tam tikros sąlygos. Tai tada ne. Tai vakar kaip tik teko būti ir
susitikime su greitosios medicinos pagalbos tarnyba, kur įvairių klausimų turėjom ir vat, kai pasakojo, kaip sekėsi savivaldybė, tai maždaug apie 50% skambučių tenka būna nepatenkintų. Aišku, ta didžioji dalis buvo pačioje paslaugos teikimo pradžioje, paskui jau sumažėjo, nes, na, aišku, laikui bėga, žmonės daugiau gauna žinių, informacijos ir tos problemos sprendžiamas. Bet, aišku, darbuotojai dar yra mokami ir kaip bendrauti, ir kaip spręsti šitas tokias nemalonios pacientams situacijas. O kam šita funkcija yra priskiriama kažkokiai konkrečiai įstaigai, ar čia kuriamas naujas kažkoks tai struktūrinis vienetas? Naujo nieko nekursim, dar, aišku, savivaldybės tarybos sprendimo nėra, bet taip dabar planuojam, kad tai organizuos viską socialinių paslaugų centras. Jie jau turi patirtį šitos paslaugos teikimo, patys nemažai pacientų vežioja, taip kad manom, kad tenai bus ta paslauga organizuota. Na, paskutinė vasario diena, jau girdėjote prieš anonsą, minima tarptautinė retų ligų diena. Ką galėtumėt pasakyti šios dienos pašnekovės? Na, aišku, norisi, kad tų retų ligų būtų kuo mažiau ir kad iš vis ligų būtų kuo mažiau, bet ir kaip Eligija minėjo, norėtųsi, kad žmonės užsiimtų savo sveikatos prevenciją, kad nereikėtų gesinti tų gaisrų, o geriau susirūpintumėm dar prieš jiems kylant. Iš tikrųjų, su retom lygom susiduriantiems žmonėms kyla daugybė sunkumų. Pirmiausia, jos tokios retos, pavyzdžiui, yra susirgymų, kuriais serga kokie 3 žmonės Lietuvoje. Arba yra susirgymų, toks fenilketonurija. Susirgymas, kuris nustatomas maždaug 1 iš 10 000 naujagimių Lietuvoje. Tyriami visi iki 1 naujagimio dėl šitos patologijos. Jeigu Lietuvoje gimsta apie 30 tūkstančių vaikų, tai per metus maždaug tokie 3 naujagimai. Tai įsivaizduokit, kiek reikia patikrinti tam, kad atrastų tuos kelis vaikelius, kuriuos atitinkamai maitinant, auginant, galima išauginti visiškai sveikais žmonėmis. Tai yra tokių labai svarbių, dažniausiai tai aišku būna genetiniai susirgymai, įvairūs klaidos, tai tų retų lygų yra nemažai, o kai kurių ten būna, pavyzdžiui, teko skaityti 10-15 susirgymų per visą pasaulį. Tai yra tokių dalykų. Mūsų paprastai jie gydomi 3. lygio įstaigose, bet, kaip sakiau, diagnostika, aišku, prasideda nuo pirminio. Tai problema yra pakankamai sunki ir kai kurių tenka skaityti, ten gydymo kursai kainuoja ten po kokį 500 000 eurų per metus iš tikrųjų. Tai yra didelės problemos ir tai stengiamasi atkreipti dėmesį. Tai kadangi esame studijoje, tai gal norite ką nors paviešinti, kokių daugiau aktualijų pasinaudojant galimybę? Tai galima pasidžiaugti iš tikrųjų, kad labai labai greitai jau Utenos ligoninėje pradės veikti geriatrijos skyrius. Bus ir vėliau oficialus atidarimas, tai sekėt mūsų informaciją. Tai iš tikrųjų, aš manau tikrai, vėlgi, kaip sakė Eligija, kai yra daug vyresnio amžiaus žmonių ir tikrai sergančių ne vieną kartais net ligą, o visą ligų puokštę turinčių, tai jiems tikrai bus labai aktualus šis skyrius. Taip pat visai greitai jau reabilitacijos skyrius Utenos PSPC 4. aukšte atsidarys, nes tikrai aš žinau, kad yra nekantriai laukiančių to ir labai norinčių, tai tikrai bus labai gražiai suremontuotas, atnaujinta įranga ir patogus padarytas ir pacientams, ir darbuotojams skyrius, nes buvo tai tikrai jau nebekas. Ir Eligija gal nori dar ką nors priminti, kur kreiptis ar ką nors. Turbūt adresus įstaigų visi jau gerai labai žino, kur reikia kreiptis, bet aš tai labai visą laiką noriu pabrėžti tą prevenciją susirgymų, nes pati esu šitos krypties gydytoja ir ypatingai apie prevencinių programų būtinumą. Man stebint rodiklius būna labai keista. Informuojami didelis kiekiai žmonių, tačiau kai jau reikia pačiam nueiti atlikti kažkokį tai tyrimą, tai tada, tai nepatogu, tai nenoriu, tai dar kažkas, tai gal,
informaciją turiu, bet daugiau, kas jau nuo manęs priklauso, aš jau nei pirštą nepajudinsiu. Tai labai norėtųsi, kad tuos pirštus ir kojas pajudintų visi, nes kai jau susiduria su sunkiais susirgymais, tada būna ir ieškoma ir daug kaltų, ir visi kiti, o ką aš padariau. Tai apie tai kažkaip tai vengiama pagalvoti. Tai labai norėtųsi. Beje, Sveikatos apsaugos ministerija atsiuntė dar vienos prevencinės programos projektą, tai yra visiškai naujos, tai yra plaučių vėžio prevencijos programos projektą, kuris bus dabar dar yra rengimo stadijoje, bet manom, kad bus įgyvendinimas, nes tai yra vienas irgi iš dažniausiai pasitaikančių vėžių, ypatingai tarp vyrų, tačiau daugiai ir tarp moterų, tai yra daugiausia susijęs su rūkymu. Vyrai pradeda mažiau rūkyti, moteris pradėjo daugiau rūkyti ir va tos važirklės tokios pradėjo tendencijos jau matomos ir sergamo mes šitų mūsų tokių įdomių įpročių. Na kągi, pabaigėme tokiu rūkimu, nelabai kaip tinkamu. Manau, kad čia mūsų trejetukas nerūko. Taip, nerūkom ir prasklaidom tą cigarečių debesį tolyn, kad tik tai jisai plūktų kuo toliau ir nebegrįžtų. Ir dingtų, taip. Na kągi, būkime sveiki ir džiaukimės, kad mumis rūpinasi. Programų prevencinių pilna, projektų įgyvendintų ir įgyvendinamų dar irgi apstu. Taigi tuo labai džiaugiamės ir dėkoju šios dienos pašnekovėms. Tai Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriaus vyresniai gydytojai Ligijai Židonienei kartu su Utenos ligoninės socialinių tinklų administratorė Jurgita Ulkienė už mūsų tokį sklandų ir įdomų pokalbį. Pasikalbėjome apie Utenos gydymo įstaigų vykdomus projektus ir tokią naują paslaugą pacientų pavėžėjimą, kuri mūsų savivaldybėje nuo Liepos mėnesio taip prasidės jau veikti ir galėsite kreiptis ir pasinaudoti ją. Tai dar kartą dėkoju ir ačiū Jums. Gerų dienų, iki kitų susitikimų. Iki pavasario. Iki. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Vėl žydės vyšnios, vėl bus susitikimai. Niekas net neš mums to gėrio, jeigu patys neprotėsim. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.